Ką turime prisiminti apie odos priežiūrą menopauzės laikotarpyje? Menopauzės metu vykstantis hormoniniai pokyčiai gali paveikti mūsų odos struktūrą, elastingumą, drėgmės lygį ir išvaizdą. Menopauzės metu mūsų oda yra linkusi sausėti. Tad vienas iš svarbiausių dalykų, kurį turite prisiminti, tai odos drėkinimas. Tad rinkitės kremus, kurie turi hialurono rūgšties, glicerino, keramidų. Jeigu iki 40 dar galvojat atmestinai apie apsaugą nuo saulės, tai po 40 apsauga nuo saulės turi tapti jūsų geriausiu draugu. Ar rinktis kremus su retinoliu? Taip. Retinolis skatina ląstelių atsinaujinimą ir kolageno gamybą. Tad tai yra labai svarbu, kadangi menopauzės metu mūsų oda praranda elastingumą. Žinoma, yra svarbu subalansuota mityba ir pakankamas išgeriamo vandens kiekis. Nepamirškite ir antioksidantų, ypač vitaminas C, vitaminas E, kofermentas Q10. Antioksidantai apsaugo nuo laisvųjų radikalų ir padeda apsaugoti odą nuo senėjimo ir pigmentacijos. Venkite agresyvaus odos šveitimo. Pasirinkite švelnesnės priemonės brandžiai odai. O maisto papildai, kurie padės išlaikyti odos elastingumą ir drėgmę, tai yra kolagenas, hialurono rūgštis, vitaminas C, vitaminas E ir omega 3. Jeigu menopauzės tema tau šiuo metu yra aktuali, kviečiu pasekti.